Sveiki visi, girdite tinklalaidę Karjeros link, kurioje kalbamės apie profesinius pasirinkimus bei darbą ir Kauną. Taip, prie mikrofono Lukas Keraitis, esu smalsus žmogus ir technologijų apžvalgininkas ir šią akimirką žmonių kalbintojas, o prie kito mikrofono sėdi Gabrielė Kartanaitė, Kauno technologijos universiteto karjeros planavimo konsultantė. Labas, Gabrielė. Labas, Lukai. Ir man atrodo, tai yra puikia proga pakalbėti ir išgirsti, apie ką dvejoja žmonės, kurie planuoja savo karjeras. Man atrodo, ne visi, bet daugelis mes turime dvejonių savo karjeros kelyje, ar ne? Ir dabar galėsime išgirsti galbūt apie ką dvejoja kiti ir galbūt netgi pasivokti savo kažkokį dvejotiną klausimą. Bet pradžioje noriu paklausti, ko klausiu visų savo pašnekovų, tai yra, ką pati baigei, kokias studijas? Ir ar tai buvo geras sprendimas žiūrint atgal? Aš pabaigiau vokiečių filologijos bakalaurą, tada turiu ryšių su visuomenė magistrą, vėliau pasibaigiau dar pedagogikos studijas ir aš šiaip esu iš tų žmonių, kurie tiesiog nuolat kažko mokosi, tai neatmetu galimybės, kad dar atsiras mano gyvenime kažkokių papildomų sričių, į kurias nersiu. Ar pasirinkimu džiaugiuosi, tai tikriausiai yra ir pliusų ir minusų, bet man atrodo, kad visos patirtys mane labai stipriai formavo ir jeigu ne tos patirtys, kurias esu turėjusi, ne tos studijos, aš nebūčiau čia, kur esu dabar ir mes tikriausiai nešnekėtume. Aha, bet karjeros konsultavimo studijos, to galima mokytis aukštojoje mokykloje? Yra tokios? Egzistuoja iš vis? Lietuvoje mes turime vieną aukštąją mokyklą, kurioje galima mokytis, bet vis dėlto sakyčiau, kad tai nėra labai populiaru kol kas. Ir karjeros profesionalai ruošiami per įvairius kursus, per papildomas mokymosi programas. Tai šiuo metu tikrai, man atrodo, Lietuvoje mes turime augantį poreikį ir tikėtina, kad atsiras ir daugiau galimybių studijuoti šią sritį. Kokiais reikalais kreipiasi studentai, kai jie jau studijuoja ir galvoja apie savo karjerą? Aš įsivaizduoju, dalis tų klausimų, su kuriais jie ateina, gali būti gana techniški, tai yra galbūt jau žinau, kur noriu aplikuoti į kokį universitetą ir reikia pagalbos užpildant paraišką, aš taip galiu įsivaizduoti, ar ne, arba CV pasirašymas, ar dar kitas techninis dalykas, gal pakonsultuoti, kaip elgtis darbo pokalbyje, ar ne? Bet įsivaizduoju, kad kiti klausimai gali būti labiau egzistenciniai, tai yra, ką man dabar daryti, kur link man sukt. Tai kokie tie klausimai dažniausiai būna? Teisingai labai paminėjai, tai yra viena dalis tų techninių klausimų, kur tiesiog reikia tam tikros pagalbos ar ieškant darbo, ar keičiant studijų kryptį, stojant į magistro studijas. Gali būti, kad studentai ieško praktikos, tai irgi yra tam tikri klausimai, kaip užpildyti motyvacinį laišką, kaip pasirašyti gerą CV. Taip pat jau yra ta kita klausimų dalis, kur reikia ilgesnio tokio konsultavimo, tai kartais studentai yra pasimetę, nežinau, ar jiems ta studijų kryptis, kurioje jie yra tinkama. Gali būti, kad dvejoja, ypač kai yra kažkoks sunkesnis metas, sesija, egzaminai ir tada atsiranda toks, ar aš čia, ar aš tinkamoje vietoje, gal reikėtų kažką keisti. Būna apskritai, kad studentai ateina ir sako, aš visiškai nežinau, ką man daryti, aš baigiu studijas ir neįsivaizduoju, kur man eiti toliau, tai bandom aiškinti, žiūrėtis. Yra ir tų tokių egzistencinių klausimų. Mes bendradarbiaujam ir su psichologais, tai kartais karjeros konsultacijos turi eiti kartu su psichologo konsultacijomis, kai tam tikras emocinės problemas išsisprendus, tada galima lengviau keliauti ir karjeros klausimų, ir karjeros atsakymų link. Bet teisybės dėliai iš tikrųjų yra nelengva gyventi šiais laikais, kai tų pasirinkimų yra labai labai daug. Aš jau save atsimenu prieš 10 metų, baigiant mokyklą, renkantis kur studijuoti ir paskui, ir kai kalbėjau su tėvais ar ne, su vyresnėja karta, ir jie gali sakyti, pas mus nebuvo pasirinkimų, turėjo vieną arba du ir iš jų rinkaisi, o dabar labai daug ir tikrai gali būti painiavos juose pasirinkti. Tai ką jūs dažniausiai darote, nuo ko pradedat, kai žmogus sako, iš vienos pusės svarstau būti pilotu, o galbūt eiti klounadą studijuoti, o gal dar 3 metus nedirbti. Nuo ko prasideda tas visas kelio paieška? Gal banaliai nuskambės, bet man atrodo, pradėti visi turėtume nuo to, kad reikia išgirsti save visame tame socialinių tinklų, tėvų, giminių, dėstytojų, mokytojų, žiniasklaidos erzelyne ir tiesiog išgirsti tai, ko aš noriu, kas man tinka ir kas man svarbu. Ir tas, man atrodo, akcentas į tai,
kas svarbu, kokios mano vertybės turėtų būti pamatas, ant kurio mes toliau galim dėliotis visą savo karjeros planą ir karjeros kelią. O kaip tai padaryti? Yra koks nors testas, kurį galiu atlikti ir sužinoti savo vertybės? Ar kokiu būdu tai išsiaiškinti? Su testais labai įdomu. Aš turiu tokią dviprasmišką nuomonę, nes dažnai studentai, moksleiviai, teko man dirbti mokykloje, tai irgi susidurdavo su to, kad karjeros konsultantą mato kaip žmogų, kuris dalina testus ir vat, aš duosiu kažkokį testą, testas duos man atsakymus ir aš žinosiu, kur eiti. Karjeros planavimas, karjeros kelio formavimas yra kur kas sudėtingesnis procesas, joks testas atsakymo neduos. Jeigu nori konkretaus atsakymo, tai galima tiesiog mesti monetą ir bus atsakymas taip arba ne, sutaupys laiko ir pinigų. Irgi nėra blogas metodas. Dažniausiai, kai meti monetą, kai jinai skriejo ore tą akimirką, žinai, ko nori, kad kuriam pusę nukristų. Gali irgi suveikti. Nelabai, nieko nekainuoja. Reikės pabandyti konsultacijose. Taip, labai pigus būdas. Taip, tai testai yra kaip pagalbinė priemonė, tikrai kartais padeda atverti kažkokius tai galbūt kirbančius klausimus, gali būti dialogo pradžia visai nebloga, tai nuo jų galima atsispirti, bet aš ką naudoju, tai naudoju dvi technikas, tai klausimus ir klausymą. Nes man atrodo, profesionalus konsultantas, jis nedalina patarimų, jis nesako, kad va čia yra tavo vienintelis kelias ir tu privalai šituo keliu eiti, jis užduoda tokius klausimus ir žiūri į tai, kaip žmogus reaguoja į juos, kur, nežinau, kartais tikrai matai tokia kibirkštėlė įsižiebia, kai užduodi kažkokį klausimą ir matai, žmogus nenustoja kalbėti apie tai. Tai čia gali būti irgi tam tikras signalas, kad čia yra tas sritis, į kurią jis entuziastingai kažkaip žiūri, į kurią jis krypsta ir iš to mes galim pasiimti atsakymų. Tai aš gal sakyčiau labai paprasta technika. Klausimai ir klausimas. Entuziazmo paieška, ar ne? Tai jeigu aš būčiau tas žmogus, kuris dabar ateinu ir sakau, tikrai nežinau, ką toliau daryti, neapsisprendžiu visiškai. Kokius klausimus galėčiau, galbūt netgi prieš eidamas į konsultaciją, ką galėčiau paklausti pats savęs, ką galėčiau su savim nuveikti, galbūt net einant prieš konsultaciją, arba, ne visi čia besiklausantys galbūt turi galimybę ją dabar padaryti, ar ne? Kas galbūt išgirdę dalis ateis pasikonsultuoti, bet ką aš galiu savo, nežinau, gulėdamas ant lovos, stebėlydamas į lubas, pasvarstyti savo galvoje. Pirmiausiai, man atrodo, ką aš pastebiu, kad kai žmonės yra neapsisprendę, jie galvoja, kad jie yra vieni su savo problemom. Ir reikėtų normalizuoti, jeigu žmogus abejoja, jeigu jis nežino, ko nori, nežino, kuriuo keliu eiti, tai yra visiškai normalu. Normalu yra, kaip ir sakei, nežinoti, gulėti kažkur ant lovos, žiūrėti į lubas ir iš tų lubų bandyti išskaityti, tai koks tas mano karjeros kelias galėtų būti. Jau geriau jaučiuosi. Tai yra visiškai normalu. Prieš konsultaciją aš įprastai kažkokio namų darbo neduodu, bet ką aš norėčiau transliuoti ir kokią žinutę pasiimtų, kad prieš ateinant į konsultaciją nereikia tikėtis, kad konsultantas padarys darbą už tave ir duos atsakymus. Tai jeigu norisi kažkokius tai klausimus apsvarstyti, reikės dirbti. Nebus taip, kad iš viso meniu pateiksiu kažkokį tai vieną variantą, vieną patiekalą ir jis bus pats geriausias tam žmogui. Jeigu taip jau visai nesikreipiant niekur nėra galimybės, tai kaip ir sakiau, reikėtų išsigryninti savo kolonas, savo tokius kertinius akmenis, ant kurių galima dėliotis visą karjeros planą. Vadinasi, kokios mano vertybės ir kas man svarbu, aš jau prieš tai šiek tiek minėjau, bet čia yra esmė. Vadinasi, jeigu man svarbu šeima, jeigu man svarbu lokacija, kurioje aš gyvenu ir aš nenoriu jos keisti, noriu joje būti, jeigu man svarbu savirealizacija, aš sprendimus darau pagal tai. Ir šiuo atveju išsigryninus tuos svarbiausius elementus, svarbiausias kolonas, galima nuo jų labai sėkmingai atsispirti. Bet čia tikriausiai tik pats žmogus gali pasakyti, kas jam iš tikrųjų svarbu, kas jam reikšminga ir kuria kryptimi vėliau judėti, jau tikriausiai gali reikėti ir karjeros konsultanto pagalbos. Tai čia visada reikia prisiminti, kad savo apsisprendimuose mes nesam vieni. Taip,
Ir skamba, kad nėra lengva tikriausiai pačiam užčiuopti savo entuziazmą, jį išgirsti, ar ne? Man yra padėję galvoti apie tai, ką veikiant laikas skrieja. Yra ta flow vadinama būsena, ar ne, kurioje užsibūni, kurioje atrodo tiesiog būni, nežinai, kiek valandų praėjo ir tau buvo visai malonu, bet nekartai yra nutikę taip, kad kažkas iš aplinkinių sako, atrodo, kad tau tai patinka ir tu galvoji, tikrai, man tai iš tikrųjų patinka. Ir padeda suprasti. Ne? Tai tas apčiopimas, norėtųsi, kad tai būtų kažkokia konkreti technika, kad užduodu 5 klausimus ir apčiopiu tą, bet tikriausiai ne taip paprasta, ar ne? O ar tas tendencijos, kurias minėjot, socialiniai tinklai, jos stipriai veikia žmonės, studentus, kurie ateina pasikonsultuoti? Ar daug yra norinčių būti, pavyzdžiui, influenceriais? Atsimenu, skaičiau mokslinį tyrimą tiesiog apie pietų Korėjos studentus, kad ten daugiau nei pusė nori būti influenceriais ir nori būti įžymus. Galbūt tai formuoja dabartinė irgi aplinka, matome socialiniuose tinkluose žmonės, juos matome, jie uždirba gana lengvai, gyvena smagų gyvenimą. Kaip manot, iš to spaudimo ateina? Aš gal pabandysiu šitą klausimą į 2 dalis suskaidyti. Tai pirmiausiai tos tendencijos, aš manau, kad jos tikrai stipriai veikia ir tai, ką matome socialiniuose tinkluose, ypatingai Z karta, ji yra užaugusi internete, nes tai yra karta nuo pat vaikystės turinti internetą ir matanti ten esančius paveikslėlius. Tai su kuo susiduriu konsultacijose, kad pavyzdžiui ateina pas mane studentai ir sako, aš noriu normalaus, paprasto darbo, noriu dirbti nuo 8 iki 5, kas su manim negerai. Ir šitoj vietoj aš suprantu, kad čia visiškai socialinių tinklų įtaka, nes aš tikrai ir savo socialinių tinklų sraute retai matau tą standartinį ofisinį darbą, ofiso kėdę ir kaip ten žmonės dirba prie kompiuterio visą tą 8 valandų dienos laiką. Aš daug dažniau matau Balį, pietų pertrauką leidžiant paplūdimyje ar baseine, skirtingas kavines ir aš susidarau įspūdį, kad čia yra tas darbo modelis, kurio tarsi reikėtų siekti. Tai tikėtina, kad matydami tokį darbo modelį ir matydami tą gražų paveiksliuką ir nenorėdami būti tame paveiksliuke, studentai gali jaustis, kad su manimi kažkas negerai. Ir dar kokią tendenciją iš tikrųjų stebiu, tai yra tas toks perdėtas, kartais net vadinamas toksiškas pozityvumas. Mes tikrai matom ir tame pačiame LinkedIne daug tokio karjeros patoso, visos tos skambios frazės, susirask mylimą darbą ir tau niekada nereikės dirbti, tobulumo paieškos. Ir apskritai toksai atrodo, visi nori 100% darbo, 100% karjeros. Man atrodo, ta 100% neegzistuoja jokioje gyvenimo srityje, bet kuriame darbe reikės dirbti, bet kuriuose studijose bus neįdomių dalykų. Gali būti, kad mums teks susidurti su konfliktais, su nemaloniom situacijom ir tai nereiškia, kad dabar čia staigiai reikia kažką keisti, daryti, nes čia nėra tas idealus variantas. Tai tokios 2 tendencijos, kurias tikrai pastebiu. Ir kalbant apie norą būti influenceris, jeigu grįžtam prie tos antros klausimo dalies, aš nežinau, ar konsultacijose tą labai pastebiu, bet gal labiau užčiuopiu tai, kad studentai nori būti turinio kūrėjais, nori galbūt kurti turinį socialiniuose tinkluose, bet sakyčiau, su kuo aš susidūriau, tai yra gana pamatuotas noras, jie jau kažką daro, ar jie turi YouTube kanalą, galbūt kuria turinį Instagrame, ir jie jaučia, kad kuria vertę, auditorijai tai įdomu, tai man atrodo viskas su tuo labai gerai. Puiku. Nes čia, kur bėda yra, kad gali atrodyti tas influencerio kelias labai paprastas, fasadas, kokį mes matom, aišku, jisai labai gražus, glamūras ir visa kita, bet kai žmogus pamato, ką iš tikrųjų reiškia būti influenceriu, ir net kažkur skaičiau, kad influencerio darbas turi būti kaip aštuonkojis, nes turi daug labai skirtingų sričių pats valdyti. Yep. Ir jeigu studentai tą sugeba daryti, tai valio, aš tai tik tai palaikau. Taip. O kalbant apie tendencijas, kokių dar jų šią akimirką yra? Ar yra studijų krypčių, į kurias šią akimirką matot didesnį pasislinkimą, didesnį kiekį studentų stojančių, pastarosius porą metų galbūt, ar dar kažkur? Kuo visi nori būti šią akimirką, ar kuo dauguma? Jeigu žiūrint į praeitų metų tendencijas, tai tikriausiai labai nenustebinsiu. Topuose yra IT sritis, medicina,
verslas, ekonomika, finansai, psichologija, šitos sritys. Aišku, mes dar turim universitete inžinerijos studijas, tai inžinerinė kryptis faktas, kad labai populiari, bet jeigu taip žiūrėtume į globalų kontekstą, tai atsiranda daugiau tokių tarpdisciplininių krypčių, daugiau atsiranda ir galimybių šalia studijų rinktis gretutinės studijas. Tai aš matyčiau gal tendenciją, kad yra poreikis ruošti multipotencialus, kurie galėtų naviguoti skirtingose srityse, išmanytų skirtingas sritis. Ir čia yra viena iš tokių, man atrodo, augančių tendencijų ir toliau mes matysime tokių studijų pasirinkimų vis daugiau. Bet kaip tai atrodo? Kokios tai studijos ar kokios tai kryptys? Na, galima kažką maišyti su medicina, nes atrodo medicina tai yra, sritis, kurią pasirinkai ir jau eini tuo keliu. Ar turite omenyje, kad tie žmonės, kurie pasirinka vieną kelią, jie galbūt dar ne studijų metu įgyja kitą patirtį? Kaip tai atrodo tas apjungimas? Galima ir formaliame švietime įgyti papildomas kažkokias studijas. Pavyzdžiui, mokaisi, nežinau, IT sritį ir tada šalia dar įgyji pedagogikos gretutinės studijas, kur gali, jeigu nuspręsi nebūti tam programuotoju ar nedirbti tiesiogiai vien tik tai IT srityje, gali, pavyzdžiui, eiti į mokyklą. Tai čia vienas iš tokių labai paprastų variantų, bet kartais atrodo tos nesuderinamos sritys tarsi studentams labai tinka, nes jie, gal nežino tiksliai, kuria kryptimi judėti, tai čia būtų vienas iš variantų. Bet tokių sričių tikrai yra daug ir pasirinkimų yra daug. Tai... Tiesa, aš galvoju apie save, kažkada studijavau komunikaciją, dabar apjungia su technologijomis, bet tenka sutikti muzikantų, kurie kažkaip tai apjungia su biologija ir groja su grybais, ar ne? Ir to tikriausiai sudėti į eilutę vieną ar į aprašą, ar į studijas tikrai sunku būtų, bet to pasaulyje visai reikia šią akimirką, tų gebančių apjungti žmonių. Taip, tikrai sutikčiau, man atrodo, to multipotencialo pavyzdys ir esi. Taip, reikia visko truputėlį mokėtas, tai tikrai tiesa. Ar dabartinė stojančių karta nori būti vadovais? Aš esu visiškai pasimetęs. Skaičiau vieną straipsnį, kuriame sako, kad kas yra su dabartiniu jaunimu, kodėl jie niekas nenori vadovais būti, galbūt bijo to streso. Tada kitas straipsnis sako, dabartinis jaunimas visi nori būti vadovais. Kokia pačios patirtis? Čia labai gerai atliepia tai, ką aš irgi galvoju, nes yra tos dvi labai kategoriškos nuomonės. Jaunimas nenori prisimti atsakomybės arba jaunimas nori tik vadovauti. Generalizuoti negalėčiau, bet tikrai yra tokių, kurie norėtų būti vadovais, bet pastebiu tendenciją, kad vaidmenys keičiasi. Ir dabartinė, tarkim, Z karta, jie vadovavimą mato kaip daug streso, prastą darbo ir gyvenimo balansą, mažai autonomijos ir jie nori kažkokio truputėlį kitokio kelio. Tai čia labiau matosi tendencija, kad jie nenori tradiciškai vadovauti ir nenori tradicinės vadovo pareigybės, bet tai nereiškia, kad Z karta nenori augimo. Jų augimas tiesiog atrodo kitaip. Mums įprastas karjeros laiptų modelis jau yra tik tai vienas iš kelių, kaip galima kurti karjerą. Tai tų kelių yra gausybė, galima skirtingai augti karjeroje ir man atrodo, tie skirtingi keliai suteikia daugiau lankstumo, ko reikia dabartiniam jaunam žmogui ir dabartiniai kartai. Ar dažnai tai būna toksai stiprus, apgalvotas sprendimas, kad aš noriu būti vadovu? Ar tai dažniau iš patirties matyt nutinka? Ar būna žmonės konsultacijose, kurie sako, aš noriu vadovų ir kažin kokį kelią pasirinkti, kad greičiau link ten nueičiau? Aš tikrai susiduriu su tuo, kad žmonės mato save ant to aukščiausio karjeros laiptelio standartiškai, nori vadovauti, bet tada reikėtų tikrai pagalvoti apie tai, kad vadovavimas reiškia atsitraukimas nuo šiek tiek tos eksperto rolės, eksperto vaidmens. Ir mes jau turim norėti bendrauti su žmonėmis, norėti spręsti problemas, daugiau atsiranda vadybos, tai reikia visada tą įsivertinti, nes kartais pastebiu tendenciją, kad studentai nori būti vadovais, bet nori būti ir visiškai siauros srities ekspertais ir nežinau, jeigu aš nemėgstu spręsti problemų ir nemėgstu žmonių, kažin ar aš būsiu geras vadovas, ar vadovu galiu būti, taip,
bet ar darbuotojai mane labai mėgs ir aš ten rasiu kažkokį dialogą su jais, tikriausiai ne. Taip. Man yra tekę nekartą kalbinti mokslininkus, kurie jau, kai jų, jie daro kokį nors startuolį, auga jų kompanija, biotechnologijos ar panašiai, ir jie jau tampa tais vadovais, tai tikrai ne vienas nuoširdžiai yra ne į mikrofoną, taip, šiek tiek pasikeikęs, kad ką aš dabar veikiu, visai pasigalvoju tą laboratoriją eiti. Kaip ir gerai sekasi, ten surinkom 1, 2 milijoną žmonės auga, bet turiu pasilgimo to eiti į laboratoriją ir netgi kiti priima sprendimus vėliau likti techniniais vadovais ir pasamdyti kitą įmonės vadovą, nors galbūt ant jų pečių ir viską tai augo. Tai tikrai ne kiekvienam verta galbūt išbandyti pabūti vadovu. Man taip yra buvę, pabuvau vadovu, darbinau 5 žmonės ir tuomet žengiau žingsnį atgal, pagalvojau, pabūsiu dar to freelanceriu, dar spėsiu, visai smagu buvo pasimatuoti ir grįžti atgal į tą kelią, kuris patinka. Puiku. Dar norisi šiek tiek iškvosti, apie ką dvejoja tie studentai konsultacijų metu. Galbūt yra pavyzdžių, kai galbūt būtų galima šiek tiek anonimiškai pasidalinti, kai studentui pavyko išgirsti, kokias dvejonės jisai turėjo, ar jinai, ir jam pavyko tai perlipti. Kaip maždaug tai skamba? Koks tai galėtų būti scenarijus? Dėl ko dvejoja? Tai sakyčiau, dvejoja dėl paties pasirinkimo. Ir net nedvejoja, o bijo pasirinkti neteisingai, tarsi tas sprendimas būtų kažkoks visa lemiantis ir nebus kelio atgal. Man labai svarbu įdiegti tą žinutę, kad karjera yra koreguojama. Mes galime keisti darbą, mes galime keisti sritį, mes galime keisti studijas, galime keisti patį save ir tą daryti bet kuriame gyvenimo etape. Tai šitoj vietoj čia, man atrodo, ir žiniasklaida prisideda, neseniai mačiau ten kažkokius straipsnius apie lemtingus 12 egzaminus, apie lemtingus studijų pasirinkimus, tai nėra lemtingo sprendimo, mes visada galim jį koreguoti, išsibandysim ir pamatysim, kad netinka. Man atrodo, mes mokomės ne tik iš vadovėlių, mes labai puikiai mokomės ir iš savo klaidų. Klaidos mus augina, turėsim tvirtesnį stuburą, daugiau patirties ir kitą kartą priimsim kitokius sprendimus. Tai labiau žiūrėkime viską kaip į eksperimentą. Tai gal būtent tai ir konsultacijose aš transliuoju, kad nebijoti daryti sprendimų, kur kažkaip jauti, kad norėtum išbandyti, bet nesi tikras, ar čia tau tiks, ar čia sutampa su tavo tolima ateities vizija. Tai labiau žiūrėti kaip į eksperimentą, kaip į žaidimą. Ar tame svarstyme dažnai būna svarstymas, ar reikėtų paklausyti tėvų? Nes, nepaslaptis. Kartais kai kurie tėvai turi savo nuomonę, kartais daro spaudimą, tikrai stojantiesiems tiek 12 klasėje, tiek vėliau. Tokių būna? Taip, tikrai. Ir kai dirbu su moksleiviais, tai tarsi įprasta, kad tėvai daro didelę įtaką, nes moksleiviai gyvena kartu su tėvais, yra finansiškai nuo jų priklausomi, dažnu atveju nepilnamečiai, tai tėvai kartais daro sprendimus, norėdami juos vienaip ar kitaip apsaugoti. Studentai ateina lygiai taip pat, galvodami, kad nenori tam tikrų dalykų rinktis, nes kai reikės sugrįžti pas šeimą, jie bus sutikti su kažkokia neigiama reakcija. Tai tikrai labai daug to pasitaiko ir šiuo atveju norėtųsi gal ir tėvus truputėlį edukuoti ir norėtųsi, kad tėvai išgirstų žinutę, jie nebūtinai yra specialistai, jie nebūtinai analizuoja darbo tendencijas, ateities tendencijas, jie nebūtinai išmano aukštųjų mokyklų studijų programas, nelabai gali palyginti, bet tėvai labai drąsiai dalina patarimus ir net ne patarimus, sakyčiau, tokius paliepimus, ką žmogui daryti. Tai jie linki gero, ar ne? Jie linki gero, bet saugojimas, noras apsaugoti kartais gali pakišti koją. Taip. Tai šitoj vietoj norėtųsi truputėlį, kad tėvai irgi pasižiūrėtų, ar jie linkėdami gero nepridarys blogo. Manęs yra kažkada paklausę moksleiviai, turbūt vienoje mokykloje, skaitant pranešimą, jeigu tėvai spaudžia kažkur studijuoti, ką reikėtų daryti, tai aš, kadangi nesu karjeros konsultantas, tai labai nepolitkorektiškai tuomet atsakiau, kad aš tai manau, kad reikia neklausyti. Bent mano kietakaktiškas būdas tai taip sako, esi 18 metų, esi savarankiškas, aš žiūriu atgal į save, tai man veikia neklausyti. Įdomu, kažkam kitam su jais kitaip, ar ne? Bet visi savo kelią turi praeiti.
Pasirinkimas tarp užsienio Lietuvos, jis vis dar dažnas? Mano stojimo laikais tai buvo nemaža dilema daugeliui. Manau, kad taip. Man atrodo, kuo toliau, tuo tos galimybės būti užsienyje, studijuoti, dirbti ten yra daug paprastesnės. Galų gale mes ir, jeigu kalbam apie baigusius studentus, tai jie eina į įmonės, kurios dalyvauja tarptautinėje rinkoje, tai jie turi didelės galimybės keliauti tarp skirtingų šalių. Tai užgriebiant tą geografinį klausimą ir šiek tiek įsižeminant ir apibendrinant galbūt mūsų pokalbį, kadangi jame kalbame šiek tiek ir apie Kauną šitoje tinklalaidėje, kokia būtų priežastis savo svarstymuose karjeros pagalvoti ir apie Kauną iš asmeninės patirties? Kuo čia džiaugiasi studijuojantys studentai? Kas jiems malonu arba ką jie įvardina kaip privalumą? Aš pati esu kilus iš mažesnio miesto ir kai man reikėjo rinktis, tai aš rinkausi tik Vilnių ir tiesiog kitų variantų nebuvo. Aš norėjau į sostinę, nes atrodė, kad ten tas didelio miesto gyvenimo pulsas yra kaip tik man. Bet jis tikriausiai yra ne visiems ir kas man Kaune patinka, kad tai yra, pasauliniu mastu sąlyginai nedidelis miestas, kur labai patogu, lengva nukeliauti nuo vienos vietos į kitą. Čia yra visko, ko reikia jaunam žmogui gyventi. Čia yra ir kultūrinis gyvenimas, yra ir gamta, ir universitetai. Turim Kauno technologijos universitete, tikrai turim didžiulį studijų programų spektrą. Tai gal labiausiai palinkėčiau, jeigu renkamas studijas, tai rinktis ten, kur tu nori eiti, o ne, kad miestas nenusvertų to pasirinkimo. Šitą sprendimą rinkti studijas pagal miestą socialinių studijų studentai, manau, vėlgi asmeninė patirtis kažkam netiks, gali padaryti Erasmus metu, kai turi 4 mėnesius ir nori pamatyti kažkurią pasaulio dalį. Man tai puikiai suveikia, tarp kitko. Tai nepolitiškai korektiška vėlgi, bet kažkam galbūt padės. Puiku, ačiū labai, Gabrielė. Tikiuosi, kad galbūt kažkas paklausė, žinos, kad galima taip pat, kad tu studentais būtent ateiti pasikonsultuoti pas pačią ar ne ir užduoti tos klausimus asmeniškai, o dabar galbūt sužinojo kažką naujo, apie ką dvejoja kiti beieškantys savo karjeros kelio. Tai ačiū tau už pokalbį ir iki. Ačiū, Lukai, tau. Daugiau tinklalaidės Karjeros link pokalbių galite išgirsti LRT radiotekoje.